Pagalvojau, kas šiandien Plungėje renkas. Renkas Plungės miesto Evangelijos bažnyčia. Nežinau, adventista, jeigu vis Jehovos liudytojai, lyg tai šeštadienį labiau renkas, reikėtų paklausti. Yra katalikų parapija renkas, sutiks klebonų, sakys, kiek pas jūs per šalčius renkas. Ir kadangi žinau, kad vienas iš mūsų šeimos narių dalyvaujant Plungės miesto orkestre, orkestras renkas, nes ruošas koncertams su džiazu. Ir aš taip įdomiai paklausiau savo sūnaus, galvoju, kiek pas jūs susirinka, nes ne už 20 kažkur, už 2 savaičių turėtų jau koncertuoti Žalgirio areno, ta prasme, su džiazu. Kaip jūs galvojat, kur daugiau žmonių bus? Aš manau, kad tų repeticijoje šiandien daugiausia žmonių. Mano tokia grubi nuomonė. Šiandieną, aš dabar kalbu neapskritai, jie tiesiog, dabar jau pusvalandis repetuojant. Man tiesiog toks įdomoms galvoju. Ir ten tikrai nėra vien iš Plungės, žinau. Ten ir iš Klaipės atvažiavę, ir iš kitur atvažiavę, ir suvažiuot. Ir aš galvoju, čia suprantat, ką pasakyti. Čia be jokio, kaip sako, tokį asmeniškumą. Aš galvoju, Dievas žiūri iš tikrųjų į mumis. On žiūri ir mūsų gyvenimus. Ir žiūri į munim visų pirma. Aš visų pirma savim matau. Kur aš šiandien rinkčiaus, jeigu aš būčiau muzikos ir taip toliau. Suprantat, niekad netarnavęs, niekad negrojęs Siemens arenų, o aš tai orkestrą nepraleisčiau. Aš tam varyčiau visų 4, sakyčiau, aš ir taip toliau. Kur krikščionių šiandien rinktis? Vėl, suprantat, ta situacija tik rodo mūsų tam tikrą gyvenimą, sakykime, vertį, pasirinkimus ir taip toliau. Aš esu lygiai toks pat žmogus. Man šiandieną lygiai taip pat yra nepatogu, man šiandieną yra lygiai taip pat šalta, mano mašinos gomos lygiai taip pat, matau, prišalus yra, draskos ir taip toliau. Ir aš nevaidinu čia didvyrį, aš lygiai taip pat norėčiau būti šilto čia kur nors taip toliau, aš lygiai taip pat norėčiau žiūrėti transliaciją, gerti kokį nors kakavą ir dar aptarinėti kažkieno tai pamokslus ar dar kažko. Bet, kaip sako, yra tai sekmadienį, bet yra mūsų gyvenimas. Yra mūsų kiekviena diena pasirinkimą, ko mes renkamės. Suprantat, ko mes renkamės. Iš tikrųjų, Dievas irgi tai žiūri labai lengva. Tai aišku, kam šalti? Geriau, kam šalti suėzusiam tokiam pasipiktinusiam bažnyčio, tai geriau pasilikti nuo mūsų, gurkšnuoti arbatą ir būti laimingų krikščionių. Bet yra mūsų gyvenimas, kur mes daromės pasirinkimus. Tarp Kristaus ir džiazu. Ar suprantat? Čia yra mūsų kiekviena gyvenimo pasirinkimą, mūsų kasdienybė, mūsų parduotuvės reikalą, mūsų darbo reikalą, verslo reikalą, sprendimų reikalą. Mes renkamės. Ir čia yra žymiai svarbiau. Čia yra nebejokinga, čia yra tikri dalykai. Ir Dievų nereikia išorinį paklusnumą. Dievų nereikia tokį, pliusoką. Tu matai, viešpatie, nepaisant 23 laipsnių, aš vis tiek esu bažnyčio. Ir tas sako, šaunuolis. O visas savaitę prieš ir po, kaip sakom, nesakys ką. Dievo to nereikia. Atsimena tom palyginimą, kur Jėzus sakė, tėvas kalbėjo su dvies, ar ne, dabar taip truputį sabijo, ar tarnas esu mums, sakykime, tai tas ir tas tým. Ir sako, nuėk į vynuogynį pasidarbuot. Taip viešpatie, pusų vynuogynį, varau, pirmyn, kur čia aš dabar, aleliuja. Ir ant nenuėjai. Kažkur išbarstom motivaciją, kažkur pasitaikė džiazu. Ir kits bumbėjai, murmėjai, šalta, nežinau, ar taip toliau. Ir jau tikra, aš galvoju, kad paskutinį momentą kažką tai anam susijai ir uns vis tik į ton vynuogyną ir uns atliek. Ir tada Jėzus klausia, tai iš tikrųjų, kas iš jūsų atvykdo Dievo valią? Kasdienybė, ne sekmadienės, ne kažkokiam švenčių dienom, ne ypatingom dienom, bet kasdienybė, kas iš tikrųjų. Dėl to aš sakau, mes nebijokiam, kad kartais, vakar irgi mes turėjom nuostabų popietį tą su pranciškonas, su išpakūtas bendruomenės narių. Sakom, visi pabomba, visi esam nepatenki, visi kažką, norim to džiazu savo gyvenime, norim to džiazu.
Bet klausimas, kaip aš užbaigiu savo tom bumbėjimą, murmėjimą ir taip toliau. Ar užbaigiu, ar aš pradedu labai aleliuja, o paskui aš, ar sakau, ne viešpatie, bet aš sakau, viešpatie, vis tiek. Einu, atsivertu tavo žodį, žiūriu tavo žodį, noriu pažinti tave, noriu, kad tu būtumi mano gyvenimo dalis. Ne kažkokia atskirta dalis, bet kiekvieno dienos įsišaknyjus, įsitvirtinus ir taip toliau. Todėl, jeigu kažkom užgavau, atsiprašau, ypač tų, kuris žiūri, tai šiandien nesačiai, labai atleisk, aš toks pats esu, man labai patinka komfort, žinok, kaip man patinka, oi, žinok, kaip man patinka patogumą, negal, žinok, tiesiog, aš žiūriu, kad tik būtų patogiau gyventi. Aš esu toks žmogus, bet Dievas sako, reikia keistis. Taigi atsiverskim taip, kad nebūtų keista. Šiandien užbaigsim romiečiams laišką. Jau, galim pasidžiaugti, sakysim, viešpatie Dieve. Kuomet praktiškai pradėjom praeitų metų rugsėjo mėnesį. Ir individualiai mokėmės, ir lastelėje, ir dabar čia. Ir šiandien užbaigsim romiečiams laišką. Ir norėčiau pradėti skaityti nuo 17 eilutės, bet galbūt nuo 14, kadangi čia mano atverstam puslapyje yra. Ir Paulius užbaig laišką tokia sveikinimas su tokias nedėlės įterpimas. Ir sako, 14, sako, sveikinti Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. Sveikinti Filologą ir Juliją, Nerėją jos seserį ir Olimpą ir visų jų draugų šventuosius. Ir aš ton kažką praeitą kartą prieš 2 savaitės nepasakiau, kas yra tavo draugai? Labai svarbus dalykas. Mes neturim būti religingi. Mūsų draugai turi būti ir šventieji, ir nusidėlė. Bet šventųjų turi būti daugiau truputį. Suprantat, Jėzus buvo kitokių kaltėms, kad jis buvo nusidėlių draugs, bet bažnyčių taip pat mes neturim platų. Sak, mano drauga vien nusidėlė. Aš bažnyčių nežinau, bet visi narkomaną, alkoholiką, kokie nors ten dylerė, žodžiu, nešvarių dalykų, mano hebra. Mes truputį paliesim to, mes galim nuplaukti, bet iš tikrųjų turi būti ir balansus, ir tas balansų, ir sak, žiūrėkit, vis labai gražiai, bet visus jų draugų šventuos. Čia dabar kits klausimas iškels. O tai šventieji tais nerzam? O jų šventoms, pavyzdžiui, ar jų nešventoms. Kodėl jis toks šventasis? Bet jis yra tavo draugs. Ir dar toks iš vakar pastebėjimas buvo, ten prasidėjo šlovinėms, ten išėjai su vėliavom, šlovinom ir taip toliau. Ir aš taip kelis kartus atsisukau, taip aplinkų pasižiūrėti. Ir visi galvojo, čia atgars galbūt vėjas, kiek čia žmonių susirinka daug. Aš visai to net negalvoju. Žinok, tikrai Dievas mato. Aš kažkaip galvoju apie paskutinius laikus, galvoju, esu kitų bažnyčių, kitų netgi denominacijų, katalikų ir paskiau, kad jau paskutinį maldą buvo tokia ekumenė, bet labiau katalikiška, nes kataliką persižegnoja, mes ne. Ir aiškiai matys, kad mes esame mažuma, jų yra dauguma. Bet aš galvoju, tai yra brolė, tai mano tikėjimas seseris. Tai aš labai, kadangi pakeičiau gyvenimą savo vietą, aš dabar žiūriu, kokį kaimyną aplinkų gyvena, aš suprantu. Aš taip, žinok, tik mins būna tai atgarą apsižvalgy, kokį tavo kaimyną bus dangau. Aš taip ir pasižiūrėjau, taip labai ramiai, taip įvėjęs, taip štai vien, suprantu. Ir 2 kartus taip pažiūrėjau. Ne kiek žmonių daugiau, bet galvoju, jums žiūriu, jūs būsit mano kaimyną dangau. Ir jie yra mano kaimynai. Kartas, kada tu žiūri ton šventai draugą, kartais tau gal nepatikti, kartais per daug, per maža, per plačia, per siaura, bet saka, sveikink visus draugų šventus. Įsivaizduokit, mes ar norim amžiną pragarę būti? O amžiną dangų, tai įsivaizduokit, amžinybė reikės viens kitą pakeisti. Jetau. O žinokit, Dievas turi humoro jausmą, ypač tai, kur tau labai ten kažkur kabint, gal visai netoli gyventi, visai netoli, sakys, labas atgara. Mes kaip tik netoli įsikūrėm. Ir sakos, visus jų šventus sveikinkit vieni kitus šventų pabučiavimo. Jūs sveikina visos Kristaus bažnyčios. Ir aš girdėjau, žinokit, vieną net pamokslo dalį apie bučiamis. Žinokit, nuodėmė ir pasaulis ir paėn tiek toliau, kad pirmo bažnyčio ir kultūro ir bažnyčio tai buvo, labai suprantams dalyks bučiuotis. Aš suprantu, kiek yra nuodėmės aplinkų mūsų ir mūsų gyvenime,
kad mes, sakykime, tokį dalyką mes kažkaip žiūram, ar čia kažkaip, kaip rankas laikyti ir net toliau. To kultūro, tiesiog dėl įdomumo, aš dabar nesakau, suprantu, mes turim kaip išsilaisvinti, neturi likti tokių minčių. Tų kultūrų, pažiūrėkit, kaip Paulius baig laiškus, pabučiuokit, apsikabinkit, pabučiuokit. Jeigu te atkreips dėmesį, sakys viešpatį, kur aš čia pakliuvau. Bet tai buvo, tai nieks tokių minčių neturėjai, nieks neturėjai. Ir toliau skaitau dabar nuo 17 iki 27, truputį pasinagrinėsi. Ir Paulius sako, aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelias nesutarimus bei papiktinimus, prieštarauja mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų. Tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis. Jūsų klusnumas žinomas visur, tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėt, kas gera ir nesiveltumėt į blogį. O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis. Mūsų viešpaties malonė tebūna su jumis. Ir tada vėl toks, matyt, laiškas buvo rašomas iš kelių kartų ir jūs sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus ir Jasonas ir Susiparas. Ir aš sako, Tercijus. Matot, tas, kuris užrašinėja šio laiško surašytojas, sveikina jūs viešpatį. Atsimenu, Febė atnešė laiško, kas surašė? Tercijus, kas savo ronkelių užrašė. Ir jūs sveikina Gajus, mano visos bendruomenės. Kažkas dar į džiazų repeticiją nenuėjai. Gerai, labas rytas. Romiečiams laiškas skaitom. Jūs sveikina Gajus, mano visos bendruomenės šeimininkas, jūs sveikina Erastas, miesto iždininkas ir brolis Kvartas. Ir žiūrėkit, kaip viskas užsibaig ir kaip visi mokymą, visi pamokslą, visi dalyką mūsų gyvenim turi užsibaig. 25, 26, 27 eilutės, kur turi užsibaig. Tai yra Dievo šlovinimo garbė. Vėl toks iškėls klausimas, ir man, ir tau galbūt iškėls klausimas. Ar tai Dievo valia, ar ne Dievo valia? Atsakymas, kad yra paprastai. Ar tai pašlovins Dievą? Suprantu, toks slovo paprastas. Jeigu tai pašlovina Dievą, jeigu tai yra iš tikrųjų Dievo šlovė, ne kaip mes suprantame, bet iš tikrųjų ir Dievo šlovė, tai yra Dievo. Jeigu tai yra ne Dievo šlovė, kaip tai bebūtų šlovinga, patogu, gera, nuostabu, mes galim toliau gilintis. Tai paskaitykim, ką Paulius užbaig Dievo šlovę. Tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija, ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimų paslapties, nutylėtos per amžinos laikus, dabar atskleistos ir pranašų raštais amžino Dievo įsakymų, paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimu. Vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais. Amen. Amen. Ko dar galėčiau pasakyti? Iš tikrųjų, galingas, jeigu kalbėti apie romiečiams laišką, vienas iš stipriausių yra laiškų. Tai yra tikėjimo pagrindas. Mes turim suprasti, kad mūsų tikėjams, kaip Dievas beatstatytų mumis, jis nesirem mumis paties. Tai labai svarbus dalykas. Tai jis nesirem munim, jis remas Dievu, arba tiksliau Dievo žodžiu. Tai yra pamatas. Sak, tikėjams ten išklausom. Išklausom, nes čia klausys gali visų, kada skelbiams Kristaus žodis arba žodis apie Kristų. Tai čia yra pamatas. Šitas laiškas yra pamatas. Bet Paulius jis labai šiltą, labai nuširdžiai užbaig laišką ir jis vardina, atsimenu, kiek daug vardų. Jis vardina pažįstamų žmonės, jis pažįsta jūs asmeniškai. Greičiausiai žino jų gyvenimus, jis nebuvo kažkur užsidaręs. Jam tie žmonės rūpėjo, tai buvo bendruomenė, tai buvo bažnyčia. Ir dar kas įdomiausia, kad jis nebuvo ten. Fiziškai dar jis nebuvo atvažiavęs į Romą, bet tu žmonės pažinojo. Daugelis jie buvo žydų, kadangi buvo verslininkai, ir Febė buvo verslininkė, ir šitą Priskira Akvila irgi buvo audite patus sėmė palapinių verslo, kaip ir Paulius. Ani judėjo, ani prekiaudavo, nežiūrėdavo, kur geriau, kas geriau edavo, ir tu pačiu sugebėdavo savim išlaikyti, ir pačiu paremdavo bažnyčią, ir pačiu ląstelis turėjo, ir tu pačiu skelbė Evangeliją.
Ir yra ne viens kitą, pažinoji. Bažnyčia tai ir ne tik ne pastas, bažnyčia tai nėra minė. Mes jau suprantam ton apreiškėjimą, kad bažnyčia nėra, tai nėra bažnyčia. Dabar turėjom gauti kitą apreiškėjimą, kad bažnyčia nėra kažkokia masė žmonių, 2-3 žmonės, 10 žmonių. Kažkokio toks. Tai ne bažnyčia. Bažnyčia to ir vardus, to ir gyvenimus. Ir tai yra bažnyčia. Suprantat? Ir kada mes suprasim, mes pradėsim vertinti, nesvarbu, kiek vardų šiandien čia susirink. Ar 10, ar 100 vardų. Mes sakysim, tai yra bažnyčia. Ir to, jūs turit varus, jūs esate bažnyčia. Tai, kas yra minė, tai yra renginys, koncertas, evangelizacija, fainai dalykas, super. Ir mes elgiamės tų dalykų, mes norim matyti minės, mes taip toliau. Mes suprantat, bažnyčia tai vis laik yra Dievo vardą. Jeigu mūsų vardai yra užrašyti gyvenimą knygų ir Dievas sako, pažįst mumis vardas, tai jis nekur besmenės kažkokios tai organizacijas, grupelės ar dar kažkokie mas, kažkoks debesėlis, didesnis debesėlis, mažesnis debesėlis. Reikėtų, kad tas debesėlis būtų didesnis debesėlis. Ne, jam nereik debesų, jis ne apie tos debesis šneka. Jis kalb apie bendruomenį, kuri, jau tome apreiškėjimą mes protestantai išturėm. Mes suprantam, kad bažnyčia nėra pastas, bažnyčia nėra 320. Bažnyčia nebus, jeigu Dievas duos, kur pasidėsim Gauningos gatvėje. Nebus, tai bažnyčia bus mūsų pastas. Taip pat mes turim suprasti, čia aš į dėl savęs kartuoju, kad bažnyčia nėra masė. Nėra didelė masė, maža šiandien buvo masė. Ne, yra varda, yra jų gyvenimą. Ir aš tai kalbu ir savį, yra likimą, jų sprendimą, pasirinkimą. Kai kurį dalyką patinka Dievo, kai kurį dalyką nepatinka, kai kurį dalyką mums patinka, kai kurį nepatinka. Bet tai yra, suprantat, mes esame bažnyčia. Mes, tai gyvenimą, kuri tur vardus, pavardis, įvairius išmatavimus, ūgį, plotį, nuoskaudų, emocijų, maldų, troškėjimų, svajonių. Visa tai yra, unikal, ta pat. Ir tai yra šiandien mūsų bendruomenė. Ir dėl to ons kreipas, labai šilta. Ir aš manau, kad vienas iš Pauliaus, kodėl Paulius iš tikrųjų, galim sakyti, buvo sėkmingas misionierius, nes jis kūrė bažnyčias. Ir suprato, kad bažnyčia tai nėra masė. Ir Paulių dėl to taip pat ir demoną pažinojo, asmenišką. Nes kai kas, kada norėjo išvaryti demoną, tai gavo labai gerą į kailį, sako, Jėzų aš pažįstu, asmenišką. Paulių ir pažįstu, sako, o kas tu toks? Kokį tu čia masė? Ir sako, sumašė ir vos be ištrūko. Tai reiškia ir dvasiniam pasauliu, supranta, ir dvasinis pasaulis, tas negatyvus pasaulis, pažįst mums. Aš nesigausiu tai, kad pažįst mūsų protės, mūsų likimus, žino visas mūsų silpnas veids. Nustokim galvoti, kad vens žaislų mums pagal taisyklės, kad mums smogiaus tik mūsų stipriausias veidas, kad neišnaudos mūsų silpnybių, mūsų nuodėmių. Ne, kur tik galės, kur tik pries, panaudos viskom, kas yra mums skaudžiausia, kur mes esam silpniausi, kur parent pas mus iš protėjų ir taip toliau. Išnaudos viskom, kas sutryt pažint, kad mes atsižadėtumėm Kristaus savo gyvenimą, kad mes išduotumėm, parduotumėm, iškeistumėm į bet ką. Čia yra dvasinė kova. Bet kas yra nuostabu, kad nepaisant to, kad būkim tai, kaip sako, nebėgni, bet sąžiningi mes dažnai pralaimam. Mes dažnai asmeniškai, aš dažnai pralaimam. Kodėl? Todėl, kad esu žmogus. Bet aš pralaimu, aš sakau, viešpatie, aš pralaimu mūšius, bet aš niekada, aš neatsisakau pralaimėti karą. Aš neatsisakau pralaimėti karą, todėl, kad Jėzus nugalėjo. Jėzus nugalėjo ir mano šiandieną nuostata, ir mano nuotaik šiandien. Ir ne dėl to, kad aš 9 iš 10 pralaimėjau, bet dėl to, kad Jėzus nugalėjo ant Golgotos kryžiaus. Ir mums ruošas įtvirtinti šitą pergalę iki galo. Nors šiandieną aš dar matau savo pasirinkėjimų, savo sprendėjimų, savo tam tikrų dalykų pasiekti. Ar suprantu? Kada pralaimėtos losers tamp nugalėtojai. Kada mes tampam nugalėtojais. Todėl, kad iš jo per jį ir jam. Mes remamės jo. Mūsų tikėjams nesirem munim. Tavo tikėjams neturi remtis munim arba savim, arba dar kitų žmogų. Ir mes turim gerbti Dievo tarnus ir tarnaitis. Bet negarbėm, nes Dievas tau nuims. Ir kada aš kartą sakydavau, aš patėlonės tai negaliu, ir Dievas sako, ir gera. Suprantat.
Ir dėl to, žiūrėkit, kaip jūs galvojat, kodėl Edgaras 30 metų tarnauna? Sėkminga. Nu, nežinau, ar sėkminga. Bet, suprantat, jau tai, aš pats pagalvojau, brač galvoju, ilgs tarps. Aš netgi Rodniui sakiau, 30 metų. Rodnis sako, aš dar nesutikau pastoros, kuris 30 metų vienu vietu būtų tarnavęs. Nesutikau, sako, aš nepažįstu. Aš sako, ne vieną asmenišką nepažįstu. Vis, ir tam tikrą misiją, tam tikrą dalyką, sako, važiuojam palsyti ir taip toliau. Ir čia aš noriu pasakyti vieną paprastą tokį dalyką, kad jeigu ne Dievas, tai čia aš nebūčiau. Ir Dievas mane irgi saugo. Ką man saugo? Aš žlimbiau. Bet ką sakau, Dieve, kaip tu mane saugo? Sako, žiūrėk, tavo bendruomenė tais negarbė. Aš galvoju, aš tai buvau šokį, pradžiu galvoju, pasitrauk šėtonį. Pasitrauk šėtonį, žmonės. Bet jokios reakcijos nebuvo iš tėvų. Sako, žiūrėk, tais, beveik kartas ir garbė, tai tikrai negarbė. Ir sako, žiūrėk, 30 metų, kiek pastorių buvo? Aš nesididžiuoju, aš neturiu ko didžiuotis. Kur они dabar yra? Kiek skirybų. Ir vakar brolis Gedimins kalbėjo apie katalikų problemas, geriau nesakyti, nes negal apkalbinėti apie kitus bažnyčius, savo turime pakankamą reikalų. Suprantat, negalim apkalbinėti. Iš tikrųjų. Ir aš tada supratau, iš tikrųjų Dievas apsaugo, bet ne taip, kaip aš įsivaizduoju ir noriu. Ar suprantat? Mes turim kiekvien savo vaizdą, kaip turėtų būti. Kokia turėtų būti bažnytėlė, koks mano gyvenimas, kokia Dievo valia. Ir tu galvoji, ir tu turi, suprantat, mes turim dažnai patikrinti savo svajonės ir vaizdus, nes jie gal tiesiog totaliai sugriauti mūsų gyvenimą. Nes Jėzus dažnai sakydavo, ir tam mamom sakė, jūs nežinot, ko prašo. Jūs nežinot, ko prašo. A mes žinom. Mes visko žinom, suprantu, mes kad maži vakavo, tu 2-3 metų, a ten tečio mama sako, aš žinau, aš suprantu, kaip tu nesuprantu. Tu klausas, tu nepyksim, tu mažą. Mes su Nijoliu kars pasižiūrėjom, tu mažas gogulį, kaip oni aiškint savo tėvams, kaip oni pyksta ir taip toliau. Iš tikrųjų, jauks jam, miela tai yra iš tikrųjų. Bet tas maža būtybė, ir nuširdžiai, 100%, kad yra teisė. O kažkoks du stauprišanus ir они nieko nesupranta apie gyvenimą, apie džiaugsmą, apie iš visą korę gyvenimą. Ir tu anims turi ilgai ir nuobodį aiškinti ir aišku, neišklausyti tavo maldų ir taip toliau. Taip ir su Dievu. Tai rabina juokauja, sako, kaip su tam ilgas vaka, kaip su Dievu. Kreitas tik tas kadarė. Grįžtam prie žodį, čia toks mano kaip ir liudims buvo. Ir dabar tokį labai svarbi, tokį pamastymą dar prieš dovanos laužimą. Jis sako, šagino jūs broliai vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus prieštaraujančius mokslui, kurį jūs išmokote, saugokitės jų. Ir toliau sako, 18 eilutė, sako, tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis. Dabar aš negaliu muštis to krūtinėje, kada aš jau jums neteisinga vis laik mokinu ir taip toliau. Ir kada vakar mes atgailavom, aš galvoju, mes dar daug turėjom atgailauti iš neteisingus mokymus, įsivaizdavimus, visokius prišnekėtus dalykus, kur žmonės, aš sutikau irgi žmogų, kuris 91 metais įtikėjo. Ir jis dabar mato tam tikrų klaidų, kurie buvo tam tikrus mokymus. Ir jis dar pasiklauso kai kurių, kurie dar toliau taip pat mokėjom, bet jis su kita širdį. Ir mes kažkaip sutarėm, sakom, neteiskim tą prasme. Nes visi esam, kaip irgi su Gedimi šnekėjom, visi esam truputį keistokie. Turėjom kažkom Dievas daug ir mes pakelam ir mes šventą tikam ir galvojam, jeigu visi taip tikės, kaip aš tikėsiu, tai čia bus rojus, čia žemė, žodžiu, viskas. Bet netik taip, ar ne? Ir tada tu nori atversti, kaip kalavijuotis, kryžiuotis, atsiverskit, tu nori priversti ir taip toliau. Ir čia labai svarbus yra momentas. Bet Paulius jau grįžta, žiūrėkit, broliai, sakė, vengti, dabar čia labai svarbus yra santykis. Kada tu matai, kada Dievas apšvietė, ir aš kaip jau bažnyčios pastorius kalba čia, kažkokius neteisingus dalykus. Tai čia nėra kalbama kažkokią fizinį smurtą, psichologinį smurtą ir taip toliau, kad žmogų reikia ištrinti iš gyvenimą ar dar kažką. Tiesiog supranti, kad tam tikrus dalykus tau reikia vengti. Ar supranti? Tam tikrų dalykų tiesiog reikės vengti iš tikrųjų. Reikės tų žmonių, kurių
Anie atneš nesutarimus, papiktinimus, prieštaravimus. Mes iš tikrųjų tai yra pasaulio dvasia. Šiandieną gyvenam ginčių kultūro. Šiandieną, jeigu tu nori, pavyzdžiui, susilaukti kažkokį dėmesį, Instagram'e, Facebook'e, bet kur, reikia kažkokį, nežinau, tokį, kažkokį skandalą, reikia kažkokį, protestą reikia, atėti, nežinau, longus išdaužyti. O atėčiau prie savivaldybės daužyčiau longus, matytumėt, kiek laikų surinčiau. Plungės bažnyčios pastorius daužo klišonių langus, ar ne? Atsiprašau, mer, jeigu žiūrėjau. Jo, visi žinot. Aš manyčiau, kad mes už 2 valandų visą Plungį būtų mačiusi. Įsivaizduoju, kokia evangelizacija. 100%. Aš juokauju, nekvieskit policijos, jeigu kažkas žiūrit. Bet suprantate, tai yra, mes gyvenam tokių kultūrų ir ta dvasia persimetė į bažnyčią. Tai dabar ne viens kažkur, Šiaurės Korėjai, viens pasakė, visi nubalsavo, jūs manim garbinat, įnešat čia manim, reiškia, aš nesaukoju, tai čia aš turėčiau ant kities, jūs manim įnešat, pastatot čia, aš nusiėmu kepurį, jūs vis atsiklaupat, jūs klausoties žmonės, pasbaigiu pamokslą, sakot amen, aš jums palaiminu, jūs įsiskirstot ir taip toliau. Ne apie tai kalb, bet yra kita pusė, kada žmonės iš tikrųjų pasiduoda tą ginčio kultūrą, nesutarimai, o tu žinai, kaip iš tikrųjų yra, o tu žinai, ko tau nepasaka, o tu žinai, suprantate, ir vis laik tas toks yra, tu nežinai, jūs nežinau, tai yra slepiama. Man iš karto 99% sakė yra tai fake, net negaišk laik. Tu rožinius sakinius gyveni. Ir aš negyvenu rožinius sakinius. Dievas negyvena rožinius sakinius. Dievas mato, kas yra velnias, kas yra visi tie dalykai, bet sako, saugokitės jų, tokie žmonės tarnauja. Ir dabar kits dalykas yra, kad dažniausiai velnias, kada prieėjai, žiūrėkit, kaip viskas vyksta, modelis yra atkartojams, ką buvo Sodom ir Jėva. Ar ne? Gražiai. Dievas ne visko jums pasakė. Jis daug ko nežino. Obuolys toks gražus. Įgysit išminties. Tai buvo gera tokia reklaminė kompanija. Ir dėl to, ką tai yra užbaigiam, sakė, jie žmonės netarnauja mūsų viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Tai reiškia, bet kas siek tavo palankumą, jau iš karto yra klaustos. Žiūrėkit, tai būtų palaimėt mūsų politiką. Melskimės, Timotiejų Paulius mokina, melskimės dar daugiau žodžių. Bet žiūrėkit, mūsų valdžia politika, kokį pasidaro angelą prieš rinkimus. Kaip žiūr meilė. Pastorė, turi mokytis iš mūsų politikų. Jau kiek mama, sakė, į turgų, sakė, į Veiną merą sutinku ir kietą būsimą merą. Ir čia dar Seimą. Aš sakė, jau, nežinau, sakė, man pasakė, nežinau, ko turgų, bet jau, sakė, pasimešė. Ir visi pažįsta, ir visi sveikinas, ir visi, fantastiniai žmonės. Bet baigęs rinkimas ir nebebijo. Tas pats, žiūrėkit, yra, mes turim suprasti, yra politinis populizmas, žinot tą dalyką. Aš dabar ne apie partijas, ne apie tai. Kas yra populiaru, ne, pašnekėkim, kas populiaru. Pavarykim, man to, kas populiaru. Žmonės susirenka, klausos vis, kaip ir, bet yra ir religinis populizmas. Žmonės labai dažnai supranta, kad tai yra, suprantat, čia labai paprasta, kas yra patogu, kas neš garbę, pelną, dėmesį, tu pašneki, susirenk viskas. Ir dar tau suneš pinigus. Ir tu esi, Bet čia Paulius įsimokins, netarnau Kristui. Kodėl tarnau pilvu? Suprantat? Sau. Nes kaip sak, saldžiomis pataikūnošimus, graikiškai vertėm sak, glotniomis kalbomis apgaudinėja paprastą širdį. Manipuliacija. Ką bebūtų gaila. Ir Dievas niekada, suprantat, Kristus, ko mes turim išmokti? Jis mylėjo kiekvieną žmogų, bet nė vieno nemanipuliavo. Nė vienas negalėjo pasakyti, Jėzau, tu nori žmonės naudoti. Nė vienas. Daugelis jo nekė, bet jis, mes galim pasakyti tikrą, jis mylėjo kiekvieną asmenį, kiekvieną žmogų, kai suteikdavo. Netgi tą momentą, kad jis sakė, Petro pasitrauk šėtonį, neskalbė ne Dievo, bet žmonių ir demonų mintims, tai yra meilė, supranta, iš meilės pasakė. Ne dėl to, kad žinavot, jis iš meilės pasakė, nes jeigu jis, supraskit, brangieji, jeigu jis nebūtų pasakęs, mes nežinotumėm, kas yra Petras, galbūt būtų Judas 2 arba Judas 1, bet jis pasakė ir tada jų širdį sudožo, ypač po to, kad jis buvo prisižadėjęs neišduoti Jėzaus.
Ir tada jis atsiso, kodėl, ką priekaš, ar nesakiau, kad tu manim išduos, ir išdavė. Ne toks žvilgsnis buvo, bet Jėzus kalbėjo ties. Kalbėjo ties, nežemindams, nesmerdams, žmogus tu gali priimti tai, ką pažemė. Bet mes turim suprasti, kad bet kas, aš dabar sakyti, Edgar, tu čia ką, ne, kas yra tokį glotniai pakautą kalbą, kur yra patogumų, garbė, pelnų, bet kam. Pavojus. Yra pavojus. Yra pavojus. Ypač didžiulis pavojus, jeigu tai yra bažnyčia. Ypač didžiulis pavojus. Jau dar kartą, suprantat, aišku, mes žmonės, mes turim užmotyvuoti, kodėl žmonės važiuoja, renkas, kaip ir kažkoks apetys visko, nes, reik dėmesį, garbės, ar kažkur dar kažkoks, daug kur žmonės gali dėl to padaryti. Bet aišku, daugiausia dėl pinigų, dėl kitų dalykų, bet ypač tai yra pavojinga bažnyčia. Ir mes turim būti atsargus šitų vietų, neteisti, nesmerkti, bet sakyti Viešpatie. Ir 19 sakė, jūsų klusnumas, ne Paulius, kalba Evangelija, Kristų. Evangelija ir Kristų yra žinomas visur. Tad džiaugiuosi jumis, ir jis sakė, aš džiaugiuosi jumis, džiaugiuosi, kai jūs esat tvirti. Ir sakė, linkiu, kad išmanytumėt, čia labai svarbus dalykas, 19 eilutės pabaiga, išmanytumėt, kas gera ir nesiveltumėt į blogį. Vakar mes apie tai kalbėjome irgi trumpą pakautų vienos. Suprantat, brangiai, yra daug blogų dalykų šitam gyvenime. Yra daug blogų dalykų ir bažnyčios, ir aplink bažnyčios, ir mokymus. Suprantat, daug blogų. Ir aš vėl nekalbu apie tai, kad užsidėti rūžavus sakinius. Aš apie tai kalbu, kad mano gyvenimas esu skaičiuots, aš ne vis laik turiu jėgų, aš ne vis laik esu pailsėjęs, aš ne vis laik esu koncentracijų, aš ne vis... Ir dabar klausimas, ir kam aš eikvosiu savo gyvenimą. Ar suprantat? Ir Paulius sako, šito vietoj sako, žiūrėkit, sako, kad išmanytumėte tai, kas gera. Suprantat, dėl ko mes susirinkom čia? Dėl ko mes čia atvyko? Kad išmanyti tai, kas gera, tai, kas yra tikra, tai ne tik, kad pozityvų, bet suprantat, tai yra Evangelija. O tu žinai, kaip ten, aš net, suprantat, galbūt aš kartais ir pagalvoju, aš gal norėčiau, bet aš neturiu laiką, aš nebeturiu laiką, kad išmanyti visus tokius. Bet tai sak, ir net neįsivelkit. Suprantat, kartais sak, net neįsivelkit. Taip, vis, aišku, aš judu toliau. Aš noriu laikyti, man daug dievė, kad man užtektų mano gyvenimą pažinti Kristų. Daug dievė, kad aš atėsiu nuo akivaizdą, kad aš nebūčiau ištaškęs, o tu žinai, kaip ten, o ten tas, o tu to matėjau, ten. Daug dievė, kad aš susiteiksiu senu, kad aš sakyčiau, aš savo gyvenimą išnaudoju, kad pažinti Kristų. Ir gerus dalykus. Ir ne tai, kas jumise visų pirma yra bloga, bet kas yra gera, kad tai Kristus yra. O čia Paulius mokina, tai nėra rožinė akinė. Tu mata blogį, tu mata sunkumus, tu mata problemas, tu mata netobulumą, tu mata daug dalykų, bet tu sakai, Viešpatie, aš negaištu laiką, aš žiūriu tave ir aš noriu iš tikrųjų, sakyti, išmanyti, suprasti, pažinti ir neįsivelti. Šito vietų mes turim būti labai taupus, šito vietų mes turim būti skrudžia. Žinot, kas yra skrudžia, kuris gaila tų pinigų, aš neįkvosiu laiką. Aš judu, aš žiūrėsiu, aš noriu pažinti Kristų. Ir, ir tada, žiūrėkit, ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų koją. Matau, čia yra seka, kur Dievas duoda pažadą. Ne aš, bet jis sutryps. Bet vis laikai yra, kada kažkas ateina į mano gyvenimą, kažkokia yra invazija, kažkas kis dalyks. Ir tu kaip kari gauni kontuziją ir tada reikia labai svarbu vėl nustatyti savo ton dvasinį GPS ir sakyti, Viešpatie, į tave dar labiau noriu sakabinti. Dar labiau noriu sakabinti, ne į nuoskaudą, ne kažkokį atmetėjimą, ne kažkokį tokį, jau tu žinai, ką panė ten visą daro, nedaro, bet dar į tave. Ir tada žinoti, kas įvyks pergalė. Šitą mūšį, nes šėtonas bus sutryps. Tai mokymą, ginčias, paskiau kažką patien laiksto, žiūri visą ir atsidėngi, tau nereikėti draskytis, kur tėnišna. Tai laiks, jis sako, pažinsis, kun švais. Nerek mūsų. Vis laik kariam, sako. Ir pažinti gerą. Ir mūsų vilties, mūsų Viešpaties Jėzus malonė bus su mumis. Ir pasilikti jo malonę. Toliau dabar dar sekundę dalis ir jau einam į pabaigą. Ir sako, jūs sveikina mano bendradarbis Timotiejus, tautiečiai Liucijus, Jasonas, Sopratas, aš Tercijus šių laiškų sudarytas sveikinu jūs Viešpatį. Ir sveikina Gajus mano
visos bendruomenės šeimininkas, jūs sveikina Erastas, mano miesto iždininkas ir brolis Kvartas. Nu, aš norėčiau daug kalbėti, bet kadangi šalsia visą kėtą ir aš galvoju, tokie žmonės, tokias profesijas. Ir paprastų žmonių, daugelis ten net atpažįs, kurį buvo verga, namiškė ir taip toliau. Ir iždininkas, žinot, kas iždininkas, tai reiškia visus pinigus miesto valdė. Suprantat, tai tokie bažnyčiai buvo. Tai nebuvo turtingų, vidutiniokų ar kokių bidniokų, visokių žmonės ir juos jungi kas Kristus. Ir Paulius jis užbaig šitą veitą, šitą laišką 3 eilutėm, kurios šlovin, kurios garbint Dievą. Ir 25 eilutė, aš ją pavadinau ir pamokslą iš tikrųjų, kad jis sako, kad vertėms jis sako, o tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, o tas vertėms sako, tam, kuris gali jūs padaryti stiprius. Ir labai įdomi, tas žodis stiprius, suprantat, čia yra visą laišką apibendrinimas. Čia yra visos evangelijos apibendrinimas. Pagalvokite apie tai. Koks yra Dievo tekstas, kada jis mumis veda į atgailą, kada jis mums apšveit mūsų nuodėmes, kad parodo, dėl ko jų sūnus atėjo, ne dėl lipdok atėjo, bet kad išpirkti tavo ir moną nuodėmes. Realius dalykus, suprantate, realius, ne taip, kažkaip dėlis. Ne, realis mona gyvenimą nuodėmis, realis mona mintis, sprendimą ar taip toliau. Kada jūs mumis, sakykime, dabar taip negatyviai moka ir taip toliau, koks yra jo tekstas, koks yra Dievo evangelijos tekstas. Ir kada jis dar sako, tavo silpnume aš esu stiprus, kad tau reikia palaužti to žmogišką prigimtį. Koks yra tekstas? Ir Paulius čia labai gražiai vardina, kad gali jūs padaryti kokias? Stipres. Taigi Dievo tekstus ir žmonėms nesilpnus žmogus. Nesilpnus krikščionis, bet ne iš savęs. Ne tos, ne, sak stipres. Stipres. Ir mums žau, tako viešpatė, tada varyk, tada treik, tada vanu. Suprantat, jeigu tu mata galutinį Dievo tikslą. Ir ne žmogišką, suprantat, žmogišką, nes Paulius sako, laišką tai tokie keitė, bet išvaizda tai ne, sako, kažką, viena bažnyčia buvo labai nusivylęs. Pamatė Paulių, jetau, mes galvojom, mes žiūrėjom, mes laukėm, nusivylė. Paskiau turi atgailauti. Bet galutinis tekstus Dievo negaila, suprantat, padaryti mums iš tikrųjų stipres. Kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas. Bet ne žmogiška, ne šio pasaulio matojimas. Ne tai, kad pasaulio suskaičiau įvertint, suprantat, stipres, daug pinigų. Gal tu visai biednas būsi. Žiauroje pasakyti, ar ne? Bet Dievas sakys, aš matau tai stiprią asmenybę, stiprų žmogų, stiprų krikščionį, tvirtą. Ir toliau kita dalis sako, jūs buvot kaip be šaknų, graikė, kad tom žodį nagrinį, sako, dabar aš jums įleisiu jūsų šaknis, jūs turėsit žemę, jūs įsitvirtinsit, jūs būsit šaknis, kur mes lendam, kur mūsų šaknis, tai yra Dievo žodis ir Dievo dvasia. Realiai, be Dievo tai žmogus yra be šaknų. Kaip be šaknų. Mes įsivaizduojam, kad čia mūsų šaknis, bet suprantat, prast keliasdešimt metų ir tu šaknis, atsiprašau, nupūs. Su pusę, 2 metrų. Suprantat, ir viskas. Šaknų šaknis jie. Ačiū Dievui už mūsų valstybę, už mūsų tautą, už mūsų tėvynę, už mūsų tėvus. Ačiū Dievui, visa tai yra faina, fantastika. Bet suprantat, tai nėra. Mūsų šaknis yra Dievas. Sąvaizduokit, Dievas žada daug tokius dalykus, sako, aš padarysiu prie. Ir dar kita, kur teologai išvesa, tom žodį, kad nars nagrinėjai, ko norėčiau padaryti stipres, čia jau atskirą pamokslą reikėtų. Pasirodo, silpniausias žmogus yra tada, kada stovi ant galvos. Tai šitas žodis reiškia taip pat pastatyti ant kojų. Pastatyti ant kojų reiškia gyvenims be Dievo, arba gyvenims nepaklusant Dievo, tai yra bandėm stovėti ant galvos, kažką išbalansuoti, išbandyti ir taip toliau. Ir ko Dievas bando padaryti? Visą savo žodžių.
visą savo evangeliją, ko jūs man padaryti, tai pastatyti žmogų ant kojų. Nu, sako, užteks blūdyti, nebestovėkit ant galvų. Juk matot, kad neišlaikot, pavargstat, išsenkat, skaut. Neįmanoma, suprantat, bet žmonės, vat mes badom, užsispiram, nu žiūrėk, matat, tas ten kažko išmok ir aš. Bet Dievo žodis, kodėl jis yra blaimus, kodėl jis yra stiprus, jis įstata mumis, iš tikrųjų, kaip Dievas mato, ant kojų. Ant kojų. Čia mes neturim didžiuotis prieš pasaulį, nes mes turim visi tom puolai. Ne, bet aš vis tiek pastovėsiu ant galvos. Aš vis tiek įrodysiu, o Dieve palaimink mums stovėjom ant galvos. Dievas nesakė mano maldas, nes nukritau. Vėl stosiu ant galvos, visi matys, Dievas daro stebuklus. Kur ženklai stebuklą? Baigė ženklą stebuklą. Nu tai kad ant kojų reikia atsistoti. Ant kojų, normaliai, vyriškai atsistoti ant kojų. Atent gyvenimą, aiškoms, harmonijos. Viskas stojasi savo veids. Bet vis tik trauk, kažką ant tos galvos, taip pripratau stovėti. Vis tik trauk. Ir tada mes vėl kremtam ir vėl. Ir kažką matyti Dievas torton vėl padaryti mums stiprės, kad jau kažką apie gyvenimą pabaigė, jau neapstovėti. Tik pažįsti, kai žmonėm jau kažką. Tai yra, ką sako mano evangelija, ir tai žiūrėkit, čia yra Pauliaus evangelija, čia netgara evangelija, čia ne mūsų malonė evangelija. Mes turim suprasti, visi tie sunkus, kartus, nepatogus dalykai ir žodį yra į mūsų gyvenimą ir tam, kad mumis sustiprinti. Ne viskas, kas ateina į mūsų gyvenimus, bet visą ten tam, kad sustiprint, kad vakar mes gaudėmės irgi po Kotuvėnus, kad sugriovo tas angars, sudegė tas ir taip toliau, ir mes turėjom juos paremti, ir maldom, ir finansiškai, bet vis tiek stiprinom ir gaudėm viens kit, bet tai aten, nežinom kodėl, bet žinom, kad tai tor sustiprint mumis. Tor sustiprint, Dievas taip mato, aš ir tai panaudosiu, kad tu sustiprytum, atsistotum ant kojų ir mano santykiai su tavim būtų dar didesnis. Ir 26-27 eilutės ir baigsim. Ir sako, tai yra Kristaus skelbimas, sekant apreiškimu paslapties, nutylėtos per amžinos laikus, čia gilis Pauliaus mintis, suprantat, kartas mes iš tikrųjų esam žmonės, kurie neįvertinam, kur Dievas mums atidenk tam tikrus dalykus. Na, sakom, pažiūrėk, sako, aš jums kalbu toks dalykas, kur kartas negirdėjo. Mūsų senelė galbūt, mūsų protėvė negirdėtų. Suprantat, ne mums negirdėti, tiesiog tų dalykų apreiškimo, to šviesos. Ir mes turim suprasti, kokį mes turim privilegiją. Bet kartą, žinot, ką prie gerų dalykų priproti. Tiesiog priproti. Ai, tak, dar norėčiau, dar kažko trūksta, dar čia. Egzotika, bet tiesiog priproti. Sakai, tai nutylėtas per amžinos laikus, o dabar 26 eilutė atskleistas ir pranašų raštais amžinų Dievo įsakymų, paskelbtos visom tautom, visi to šansai, visiems žmonėms, kad jos paklūstų tikėjimui. Vėlgi tas, žinot, Evangelijos paklusnoms, tai ne prievarta, ne subotako, bet ir žodis paklusnoms. Mes sukilom prieš Dievą ir mes turim grįžti prie paklusnom. Mes turim suprasti, kad Dievo kelias ir, kaip mums sako, Dievo stiprybė, Dievo tvirtybė ir geresnė už kiekvieną žmogišką ir gyvulišką, demonišką, vyrišką ar bet kokią kitą tvirtybę. Ir dėl to jis paskutinė romiečiams laišką eilutė vienam išmintingajam Dievui ir Paulius kažką po čia to veido kažkodėl rasa. Tai Dievo išmintis. Dievo išmintis. Kad stepės konsudiliuoja, kad stepės kompamatė. Ir vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais. Visi, kas taip pasakė. Amen. Pasimelskim dabar tokį keletą tokį maldą, keletą tokių dalių iš tikrųjų ir darysim dėl nuslaužimo. Ir Dieve, išmeldu iš kiekvieną žmogų šito veito ir galbūt šitam laikui, kuris žiūrės video, kuris galbūt turi daug informacijos apie tave. Ir žinių. Visokių žinių. Gerų, blogų, ginčytų, neginčytų. Bet aš nesu tas, kuris pasakyčiau, tas žmogus pažįsta tavim, o tas žmogus nepažįsta. Žinai, aš meldu už tą žmogų, kuris turi galbūt daug dalykų apie tave, bet nepažįsta tavęs asmeniškai.
Ir aš tai sakau, be jokio pasididžiavimo, be jokios šlovės savo, aš žinau, Dieve, jeigu ne tavo malonė, eina šią akimirką, aš tavęs nepažinočiau. Jokių šansų. Jokių šansų. Jeigu ne tavo malonė ir tavo gailestingumas. Todėl meldu Viešpatie už šitą brolį ir seserį, kuris dabar girdi, klausos mano virpantį balsą Viešpatie. Meldu, kad jis atpažintų tavo dovaną. Ne manim, ne šitą balsą, ne šitą veidą ir laiką, bet atpažintų tavim savo gyvenime. Išgirstų tavo beldėjimą. Ir priimtų ne informaciją, ne gerą ar blogą, bet priimtų tavim. Eina kartą ir visiems laikams. Ir meldu, kad tu jam įdėtumė į širdį, ne automatinę maldą, bet pasakyti Viešpatie, nuo šiol aš esu tavo, ir tik tavo. Ir daugiau nenoriu niekam kitam priklausyti. Vesk mane per savo gyvenimą. Per mano ir tavo tautą mano gyvenimą. Atleisk mano kaltes, atleisk mano nuodėmes. Aš pažįstu, kad tu esi mano gelbėtojas ir tu esi mano viešpats. Gyvas ir niekada nemirsi. Įsikėlęs. Mano kaltes ir mano šlovės. Ir dabar meldu Dievą už kiekvieną iš mūsų, kuri esam Viešpatie tame tikėjimo kelyje, kurį galbūt pavargom ir sekom, galbūt sušalėm nuo to išorinę, ar to vidinę, ar kietą šaltį. Patiriam galbūt sunkumus, galbūt šiandieną neužsėvėti mašiną, kažkas užšalė gyvenime, gal vanduo, gal kiti dalykai, gal santykiai užšalė, gal užšalė mūsų meilė tau, Dieve. Aš meldu, kad mes iš tikrųjų sugrįžtumėm prie tavęs. Aš meldu, kad matytumėm tavim kaip didžiausią mūsų gyvenimo laimėjimą. Kad jeigu didžiautumėmės, Viešpatie, didžiautumėmės tave. Ne išorišką, bet vidum. Kad tu, Dieve, iš tikrųjų būtume mūsų didžiausias gyvenimo pasiekėjimas. Didžiausia karjera, didžiausias laimėjimas, didžiausias toras. Kad tai būtų ne žodžia, netgi nenora, kad tai būtų mūsų gyvenimas. Ir meldam Viešpatie, kad mes daug galim ko norėti, bet tik tavo malonė mumis gal vėl ir vėl. Todėl prašau Viešpatie, prašau už savim iš kiekvieną šią, kad mes grįžtumėm prie tavęs, tavo malonės, iš tavo gailestingumo. Grįžtumėm prie tavęs, atsigręžtumėm į tave, vėl išgirstumėm tavo balsą, vėl atsivertų tavo žodis, vėl užsidegtų tavo meilė, Viešpatie, mūsų širdys. Vėl matytumėm, Viešpatie, nepaisant visko, norėtumėm gilintis ne į tai, kas bloga, ne tai, kas sker, ne tai, kas skalda, ne tai, kas yra tamsa, nes šis pasaulis, jis gilinasi tamsą. Jau visą dėmesys yra tamsa, žurnalistai įrašo daug tamsos. Mes nenorim užsidėti rožinį pozityvizmą akėnių, mes norim, Viešpatie, neturėti. Kad mums užtektų mūsų gyvenimą, kad pažinti. Užtektų mūsų dienų, mūsų alsavimo, mūsų energijas, mūsų sveikatas, Viešpatie. Pažinti tave ir įsimylėti tave, įsikniaubti tave, Viešpatie. Dar labiau, dar daugiau, dar giliau, Viešpatie. Iki skausmo, Viešpatie. Iki meilės skausmo, Viešpatie. Taip, kaip tu pažįsti mumis, Viešpatie. Kaip tu žinai mūsų vardus, mūsų gyvenimus, mūsų likimus, mūsų sprendimus, mūsų nuodėmes, mūsų kančias, mūsų
stojimus mūsų, kritimus viešpatie. Viskon tu žinai, viskon žinai. Viens ne tik Petras, kaip viens, kuris susitink su tavim, ištartų žodžius. Viskon žinai. Todėl prašom iš tavo malonės, leis nors truputį pažinti, dar daugiau tave. Įveikti kliūtis ir geras ir blogas šitam pažinti. Sitvirtinti, būti tvirtiem žmonėms viešpatie, Kristuje Jėzuje. Įleisti šaknis giliau į tave. Nebestovėti ant galvos. Nebestovėti ant kitų motyvų viešpatie. Ne tai, kas veš šį pasaulį, bet tai, kas veš tavim tavo dvasią, tavo žodį viešpatie, atsistoti ant kojų. Taip, kaip tu mumis sukūrė. Taip, kaip yra geriausia kiekvienam žmogui viešpatie. Šitam gyvenime. Dieve, šlovinti ir garbinti tave. Šlovinti ir garbinti tave. Nebekreipti dėmesį tiek į tai, kas kokie neteisingi mokymą, kokie visi dalykai nori mums atimti mūsų laiką, užsokti mumis, kad mes viešpatie kvotumėm tą energiją. Mes tiesiog atsižadam tų dalykų viešpatie. Šią akimirką viešpatie, aš atsižadu viešpatie tušti gyvenimą, atsižadu gyvenimą įkvojantį toms, atsižadu viešpatie. Ir aš meldu iš naujo padėk pasišvęsti tau viešpatie. Kiek dar turiu, kiek turiu jėgų, kiek turiu laiką, pasišventu tau viešpatie. Ir tavo namams, ir tavo namiškiams viešpatie. Padėk matyti taip pat ne masę, ne pastatus, ne daug mažo žmonių, bet matyti. Kad tu matai mane viešpatie, mano gyvenimą, tu pažįsti mano vardu. Tu žinai, kad aš gimiau. Taip viešpatie padėk su tą meilę matyti kiekvieną tavo vaką, kiekvieną tavo namiškį viešpatie, bažnyčią, kuri turi vardus, turi gyvenimus, turi likimus, turi skausmus, džiaugsmus viešpatie. Jų galbūt daugiau, jų galbūt mažiau, bet jie nėra besmenė mini, jie nėra didesnė ar mažesnė mini, jie yra tavo nama, tavo šeima viešpatie. Atpadėk skėda. Ir visų to šlovinti ir garbinti tave. Ir garbinti tavim šiandieną,